A čia jau yra Majamio centras, bet milijonieriai, jie gyvena ten, kur galima jachtą prisiparkuoti. Čia prisiparkuoti jachtos neišeina. Vat, pasakoju dėl to, kad bomžas Šarūnas Černiauskas niekada nebuvo Amerikoje. Aš tai nuolat, jis niekada. Tai vat, o kodėl aš esu pats geriausias advokatas Lietuvos istorijoje, ir kodėl šitas bomžas Šarūnas Černiauskas klysta? Jis klysta dėl to, kad Kremlius turi pasirinkimą, kokį advokatą pasisamdyti iš viso pasaulio. Dėl to, kad Kremlius turi pinigų, visų pirma turi pinigų, o antra ieško kokybės. Nes Kremlius turi daug bylų po visą pasaulį ir jiem reikia tik tai pačių protingiausių ir tikrųjų advokatų, o ne tokių šūdų kaip panelė Ignas Vėgėlė, pavyzdžiui. Ir tai, ar Kremlius moka labai daug? Nesakyčiau, kad labai daug. Nesuprantat, tu nepasidarysi milijonieriumi iš Kremliaus užsakymų. To nebus. Galbūt pas mane yra milijonas eurų, bet ne iš Kremliaus, o iš pensininkų, be abejo, iš pensininkų Lietuvos. Kremliui labai svarbi yra kokybė. Būtent todėl Kremlius visada renkasi advokatą Stanislovą Tomą, nes Kremliui yra svarbi kokybė. Jis turi pinigų, bet nesišvaisto. Vat pavyzdžiui, Lietuvos vyriausybė švaistosi pinigais, kai samdo advokatus, nes Lietuvos vyriausybė visada samdosi Valiūną. Tokį advokatą Valiūną aš niekada nemačiau, kad jis dirbtų. Jis visada paima pinigus iš Lietuvos vyriausybės ir pasamdo kitą advokatą vietoj savęs. Ir Valiūnas advokatas, jis visada atstovauja Lietuvos vyriausybei, visada pralaimi ir visada paima tenai po 60 milijonų eurų iš mokesčių mokėtojų. Valiūno bendras turtas, jis nemažesnis kaip 200 milijonų eurų. 200 milijonų eurų. O aš, mažas toksai esu, man yra mažai. Aš turiu galbūt kažkiek, bet ne 200 milijonų eurų. Tai vat svarbu, jeigu šitas šūdas Šarūnas Černiauskas ir bomžas, jis būtų žurnalistas, tikrasis žurnalistas, jis pasidomėtų, o kaip funkcionuoja atkatai, kodėl Lietuvos vyriausybė visada pasamdo tik tai vieną advokatą Valiūną. Niekada kito, niekada nėra konkurso niekada nėra. O rusai, jie visada, jie vieną kartą pasisamdo mane, o kitą kartą kitą. Supranta? Aš nežinau kodėl. Kartais taip. Kada aš būčiau vienintelis Kremliaus advokatas, tai ne. Jų yra daug. O Lietuvos vyriausybė turi vienintelį advokatą Valiūną. Ir niekada jokio kito. Čia yra korupcija dėl to, kad Valiūnas moka atkatus. O aš atkatų nemoku. Todėl gyvenu su viena maikutė gyvenu, kaip sakoma, per visus video savo. Štai taip. O šitam Šarūnui Černiauskui būtų gerai duoti į snukį. Ir aš su mielu noru jam duočiau į snukį, bet negaliu atvažiuoti į Lietuvą, nes mane ieško Lietuvos policija. Tai todėl tegul šitas bomžas džiaugiasi, kad aš toli ir negaliu jam sudaužyti snukio. O arba tegul atvažiuoja pas mane į Majamį. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą